Tinkamai susiplanuoti poilsį dažnai trukdo ir skirtingos nuomonės šeimoje, kur kas norėtų poilsiauti. Pirmiausiai, kad tinkamas poilsis ir tinkamai būtų praleistos atostogos, pirmiausiai reikia susitarti tarpusavį, ko vis tik tai norima, nes šiais laikais galimybės pailsėti yra labai plačios nuo egzotinių kraštų, žiemos turizmo, vasaros turizmo. Ir pirmiausiai labai aiškiai susitarti, ko tikimasi iš atostogų. Ir kokie akcentai pagrindiniai. Ar tai kažkokių istorinių vietų lankymas, ar tiesiog gulėjimas pliaže, ar slidinėjimas kalnuose. Ir numatyti netgi tos variantus, nes natūralu, kad žmonos interesai yra vienokie, kitą kartą būna vyro kitokie, vaikų trečiokie. Tai įvertinti reikia ir vaikų amžių, ir sutuoktinių interesus, ir išsiaiškinti, ar tikrai bus ten tokios galimybės tuos interesus patenkinti, realizuoti savo lūkesčius. Ir iš tikro visas tas smulkmenas ir detalės įvertinus, tada jau rinktis šalį, kurortą, trukmę paties to poilsio. Aišku, ir labai svarbu įvertinti ir ankstesnę patirtį, ne įstrigti tokiam stereotipiniam tikėjime, sakyčiau, kada širdies gilumoje jauti, kad ko gero šį kartą gali iškilti tam tikros problemos, su tokia išankstinė nuostata, kad vienokie ar kitokie nesklandumai vykę ankstesnėse kelionėse, ankstesnėse atostogose gali atsiliepti ir šį kartą. Tai kada mes ruošiamės poilsiui be išankstinės nuostatos, bet aiškiai susiplanavę, numatę maksimaliai visas smulkmenas ir detalės, tai iki minimumo sumažinam tikimybę kažkokių netikėtumų. Ir kaip aš jau minėjau, netikėtumai visuomet mums sukelia stresą ir kadangi tai būna neįprasta vieta, tas stresas išauga kvadratu.